Jonavos pradinėje mokykloje įvyko smiginio varžybos, kurias organizuoti padėjo profesionali smiginio žaidėja, Pabaltijos šalių ir Lietuvos čempionė Rytė Banienė. Jonavos pradinėje mokykloje vaikams surengta neeilinė, tačiau jau ne pirmoji pramoga – smiginio varžybos. Smiginis tai taiklumo žaidimas, kai jie apvalo ant sienos kabinamą taikinį, svaidomi smigiai, trumpos rankas sviedžiamos strėlytės. Smiginiu dabar vadinamas standartizuotas žaidimas, kuriame naudojamas standartinis taikinys ir standartinės taisyklės. Su šiuo žaidimu vaikus supažindinti pasiryžo profesionali smiginio žaidėja, Pabaltijos šalių ir Lietuvos čempionė Rytė Banienė. Džiaugiuosi, jau tikrai ne pirmą kartą pasikviečia mane direktorė ir mokytoja, čia visų pirma mano dukra mokinasi. Ir kai kasmet vis kažkokia tai organizuoja savo sportinę šventę, jau čia, gal sakykime, antrą kartą ateinu aš pas juos. Tai va šiais metais irgi pasikvietė, ar galėčiau praversti, sakysim, smiginio tas varžybas. Vaikam paaiškinti, papasakot. Sutikau, negaila, labai malonu, kad yra kas domisi, gal kas ateity ir bus. Rytė o didžiausio dėmesio sulaukė Kiokushin karatė klubo narių pasirodymas, kurie pademonstravo discipliną, kovos judesius bei stebino lentelių laužymų be jokių papildomų įnagių. Pradinės mokyklos ketvirto